Ar jums atsibodo būti bomžu? Pagrindiniai dalykai, kurių nori žmonės, tai yra pinigai, šlovė ir panas. Ir dabar galvoji, ką daryti, kad tai gautum. Galvoji, kaip tapti verslininku, kokią varkę prasukti, bet ne. Tu turi išmokti grot būgnais. Ir dabar vėl galvoji, kaip išmokti grot būgnais. Einam, parodysiu. Kiekvienas save gerbiantis būgnininkas turi įdėti savo būgnam vardą. Čia Loreta. Šitie būgnai yra ne mano, bet vis tiek čia yra Loreta. Davai, išbandykim šitą mažutę. Plius minus šitaip atrodo vaizdas iš būgnininko pozicijos. Dabar, kai susipažinome jau su pirmaisiais būgnų komponentais, galime pabandyti pirmąjį bitą. Pirmas bitukas atrodo taip. Norint sugroti šitą ritmą yra keli žingsniai. Pirmas žingsnis – hetas su kiku kartu. Antras žingsnis – hetas vienas. Ir trečias žingsnis – hetas kartu su solniku. Ir dabar reikia sudėti viską kartu. Hetas su koja, vienas hetas, hetas su solniku, vienas hetas. Ir vėl kartojasi. Dabar galite padidinti tempą ir realiai sugrosite patį populiariausią ritmą visoje muzikos istorijoje. Kad ši lėkštė sudaužyta, jūs labai nekreipkite dėmesio, nes šita mažutė patyrė labai stipraus grojimo. Šiame video tiek. Ačiū, kad žiūrėjote. Išmokite šitą bitą, gausite viską, ko norite. Ir iki kito video.